Sveiki, mėlyje. Pirmas karštas reportažas iš pirmosios mūsų kelionės į chorų karus. Taigi norėčiau pakalbinti vieną iš mūsų choristą, tarkim, Juozuką. Juozukai, kokios tavo nuotaikos prieš pirmąjį mūsų pasirodymą? Labą dieną, mėly žiūrovai ir Andželika ir operatorių. Nuotaikos yra labai puikios, šiek tiek nedamiegojom, kaip negalim sakyti nedamiegojom, bet neišmiegojom. Bet ką tik pavalgėm, atsigėrėm kavos ir nuotaika pakilo, tonusas pakilo ir mes su visa tinkama jėga ir tinkama potencija tikrai potencija pakilo ir mes pasiruošę kovoti. Mes pasiruošę kovoti ir pasiruošę nugalėti ir parodyti Vilniui ir visai Lietuvai, kad mes galim. Ir dar norėjau pridurti Čiauliai jėga. Ačiū labai Juozui, o dabar paklausykime, ką mergaitės šneka, kokios jų nuotaikos, nes jom reikėjo anksti keltis, puoštis, dažytis, o gal ir ne tik dažytis. Milda, kokios nuotaikos prieš pirmąjį mūsų pasirodymą? Geras. Nespėjau pasidažyti. Tai padažys, man atrodo, mūsų, ne? Tikrai padažys. Gerai, o labai būtų įdomu sužinoti ir ką mūsų šokių choreografas galvoja, ką mano apie mūsų pirmą pasirodymą ir kokia nuotaika jums. Choreografas čiulpia, saldainį. O klausimas, palauk biškiuką, prašau. Kaip jaučiatės prieš pirmą mūsų pasirodymą, kokios nuotaikos? Aš tai jaučiuosi gerai, svarbu, kad jūs būtumėt gerai nusiteikę, nes aš nieko nebepakeisiu, o jūs dar galite šį beitą pakeisti. O ką siūlytumėte mums keisti, daryti, kokie patarimai? Atsipalaiduoti ir tiesiog būti crazy. Tai, žodžiu, trumpai, drūtai nuotaikos geros, o visiems kitiems Darius mums palinkėjo atsipalaiduoti. Atsipalaiduosim? O priekis ar atsipalaiduos? Čia ant viršaus užrašysim. Žodžiu, ant viršaus užrašysim. Dar būtų įdomu sužinoti, ką mūsų chorvedė mąsto apie mūsų pirmąjį pasirodymą, bei kokios nuotaikos, ar jaudinasi, ar labai pergyvena. Pergyvena negalima sakyti, ar išgyvena. Taigi, miela mūsų dėstytoja, mokytoja, ką jūs dabar manote apie mūsų pirmąjį pasirodymą? Ar jaudinatės ir kokia jūsų nuotaika šiandieną? Mano nuotaika gerai, niekiek nesijaudinu ir labai jumis pasitikiu ir žinau, kad bus labai viskas okei. Žodžiu, viskas bus okei. Ačiū už dėmesį. Filmuojate? Ar pakliuvai į antrą? Šau nuolat. Aš noriu pasakyti, ką nors. Čiur filmuoji. Aš noriu pasakyti, aš manau, kad mes šiandien pavarysim žiauriai gerai. Tikrai.
Aš tave dalimis. Šaunuoliai, žinokit, nerealiai. Tomai, tu irgi man labai. Tiesiog visi apakė. Gerai, viskas buvo. Studentai sesiją išlaikys. Ačiū už tas kelnes. Tardysi kelnes. Dabar būtų kaip filmavimo galą, Dieve mano.